Sveiki, aš esu autoagitatorius Marius, o šiandien pabaigsim virinti mano Renault. Kai sakau, kad pabaigsim, tai gal ne visai yra tiesa, nes atrodo niekad nesibaigs. Aš vis dar net negaliu patikėti tą sakant. Manau, kad be tų skylių, kurių aš nemačiau ir kurios neatsiras pakeliui, kol aš tvarkysiu kuro sistemą, pakabą, variklį, saloną, elektrą ir panašiai, tai čia bus viskas. Ir visas virinimo remontas apsuko 360, nes grįžau prie vienos pirmų vietų, nuo kurių pradėjau. Čia buvo ta garsioji didžioji skylė ant sparno. Tai darbus pradėsim nuo šito blogiausio šono. Štai nuo čia. Beliko tik tai įvirinti gabalėlį nuo šios remontinės dalies. Ir bus viskas. Aš tai skaitau kaip savo Renault baigiamąjį magistrinį darbą, nes čia yra vieta, kuri tikrai labai matysis. Ir ją tikrai reikia pasistengti labai gerai padaryti. Tai visai savęs nespaudžiant, tikiu, kad viskas tikrai labai gerai gausis, kaip visada. Tai štai, po tokios Renault kelionės pradedam paskutinę dalį. Ten yra, čia bus daug daugiau darbo nei atrodė. Ką aš išmokau bevirinant šį Renault, tai pasiruošimas užtrunka kokias, priklausomai detalės, bet 2 valandas ir tada kokią valandą tas pirminis prikabinimas, ir po to privirinimas. Ypač jeigu kalbam tokią didesnę detalę kaip ši. Ir maniau, eilinį kartą būsiu persistengęs, nes vis nuiminėjau, zulinau, tai tas negerai, tai tas nelabai atrodė, bet galiausiai ir nutariau pamėginti prikabinti. Gal taškai ir ne patys gražiausi, bet viela kaip tik pasibaigė ir dar šiek tiek pritrūko. Nepaisant kai kurių karpų, viskas čia gražiai užsivirins, jeigu tik tai pavyks nesukreivinti. Pagaliau įvirinau šią durų spynę, kuri buvo išlupta tiesiog. Ir kai siūlė pritraukė, net pats esu nustebęs, kaip lygiai viskas suėjo.
galvojau, esu arčiau pabaigos, negu esu. Bet čia yra dar labai nemažai darbo.